Sveikos merginos, kągi šiandien mes turim su jumis praktiką. Analizuosim asmeninės planetos pagal sielos formulę. Tai aš pasidalinu ekraną, einam į programą. Čia yra šiandienos formulė. Taip, tai panalizuokim asmeninės planetas būtent pagal šiandienos formulę. Nes būtent tam tikros dienos formulė, jinai dar ir apibūdina, kokia gali būti šiandien diena. Taip, sakykime, savotiška prognozė vienai dienai. Čia, žinoma, mes iškart pamatome, pažiūrėkit, kad ir Mėnulis, ir Saulė yra vienam centre, ir dar kitam centre yra Venera. Tai vat 3 iš 5 asmeninių planetų yra centre. Tai reiškia, kad šita diena, jinai yra tinkama kūrybai, talentui, santykiams, meilėms, peržiūrėti galbūt savo finansus, nes Venera irgi už finansus. Tai aišku, gali būti, kad šiandien norėsis išleisti, taip, pinigų. Venera yra pas mus jaučių ženklė, tai galbūt kažkokiom grožio procedūrom, kažkokiam komfortui, kas suteikia jums komfortą, ar tai pavyzdžiui kažkokia prekė, kuri pagerins jūsų namus, taip, ir suteiks tam tikrą komfortą, galbūt nueiti į masažą, geras laikas atsipalaiduoti, kartu praleisti laiką su mylimu žmogum, su vaikais irgi tinka, nes vaikai ir Saulė, ir Mėnulis, taip Mėnulis ką siūlo daryti šią dieną, būtent nukreipti savo energiją ir dėmesį į šeimą. Taip, sakykime, nežinau, vaikai, tėvai tie patys, taip, jeigu esate dar nesukūrusi savo šeimos, tai puikus laikas praleisti su šeima. Saulė centre tai parodo, kad diena nusimato pozityvi, jūs turėtumėt, taip, atrasti tam tikrų dalykų, dėl kurių jūs galite džiaugtis, ir Saulė visą laiką kaip ir parodo, kad turi būti kažkoks tai aktyvus veiksmas. Aišku, veiksmas tai yra Marsas, taip, bet Saulė vis tiek jisai parodo tą mūsų giluminį norą, taip, ir kaip mes tą norą, kokioje srityje galime realizuoti. Tai Saulė Vėžio ženklė, tai vėlgi mes esame susikoncentravę į šeimą, taip, nežinau, galbūt šventės lygiai tos pačios, šeimos šventės yra irgi tinkamos. Tai kažkoks tai laikas su šeima tikrai yra labai tinkamas šią dieną. Toliau mes matom Merkurijų. Merkurijus mini centre. Taip, mini centras yra prilyginamas pačiam centrui, todėl irgi komunikavimas yra labai svarbus. Komunikavimas, bendravimas, kažkoks tai judėjimas, sakykime, tai galbūt nuvažiuoti, aplankyti giminės, kaip pavyzdys gali būti. Ir 5 asmeninė planeta, tai yra Marsas. Marsas yra mergelės ženklė. Marsas mergelės ženklė, jisai labai toks pareigingas, taip, tai šią dieną jums puikiai tiktų laikytis tam tikro režimo, taip, nors ir sekmadienis, bet vis tiek jūs galbūt esate suplanavusi, kad atsikeliu 8, papusryčiauju, susiruošiu ir tada važiuoju, nežinau, į masažą, tada aplankau tėvus, tada galbūt laikas su vaikais, su šeima ir panašiai. Taip dėliojasi dienos energijos, sakykime. Čia kas liečia būtent šitas 5 asmeninės planetas. Taip, į ką aš dar čia atkreipčiau dėmesį? Atkreipčiau dėmesį galbūt į karminį mazgą, nes tai yra sielos užduotis, tai mes būtent, jeigu žiūrim būtent vieną dieną, tai galim pažiūrėti, kokia yra šiandienos užduotis. Taip, kad šita užduotis yra susijusi su Neptūnu. Tai puikiai tinka, pavyzdžiui, susilieti su gamta, taip, galbūt, nes Neptūnas tai yra aukščiausiai Venera, taip, jau merginos šitą žinot, nors dar ne visai esat pažįstamos su Neptūno energija, bet jau puikiai žinot, apie ką yra Venera, taip, tai Venera yra dažniausiai norai mūsų, taip, pačių, meilė savo pirmiausiai, taip, o Neptūnas tai yra daugiau apie tokią besąlygišką meilę, taip, todėl ir šiandienos yra užduotis priimti visus žmones, visus įvykius iš meilės, taip.
ta prasme, mylėti ir priimti, nežinau, kitų žmonių galbūt bus kažkokia neigiama reakcija, ypač kai tas Plutonas, su juodu mėnuliu, Plutonas Veneros orbitoje, tai galbūt jeigu tai yra moteris, taip, ne moteris, atsiprašau, atvirkščiai, jeigu tai yra vyro diena, mes dabar kalbam apie vyro dieną, ne, tai būtų, kad gali kažkokia neigiama reakcija, kaip čia pajausti iš moters pusės, ne, tai jisai turėtų į tai, tai priimti besąlygiškai. Tai reiškia, kad suprasti, kad, taip, jinai dabar jaučiasi, taip, galbūt jinai mane aprėkia, galbūt jinai kažkiek tai manipuliuoja, aš tai jaučiu, aš tai suprantu, bet aš agresijos atgal neduosiu. Ne? Tai taip pat būtų realizuojamas tas Neptūnas. Taip pat, žinoma, vėlgi kūryba. Taip, kūryba tinka kažkokia tai veikla susijusi su labdara, tai galbūt, nežinau, geras laikas, jeigu mes susietume, ne, labdarą ir šitą visą centrą, tai galbūt padėti savo šeimos nariams, giminiai kažkur, tai nebūtinai tai eina per finansus, taip, nors finansai irgi kaip ir neatmetam, bet tai gali būti tiesiog pagalba fiziškai, ne, galbūt, nežinau, jeigu turit seną močiutę, tai nueiti į parduotuvę, kad jai nereikėtų eiti, ne, jeigu kažkoks tai gyvūnas, pavyzdžiui, sergantis, ne, tai gali irgi pasirūpinti juo, kad ir pašalinis kažkoks gyvūnas, turiuomenį gatvėje pamatot miauksintį kačiuką, tai gali tiesiog nupirkti jam maisto, ne, ir pamaitinti. Tai irgi puikiai atitinka ir Mėnuliui, ir Venerai, ir tai pačiai Saulei. Taip, na, kažkiek dar apie juodą Mėnulį, taip, kad ir gali būti kažkokių tai tokių ne taip, kad neprognozuojamų kažkiek tai, taip, nes Plutonas yra Vandenio ženkle, rodo į Uraną, tai galbūt kažkokia tai netikėta reakcija, taip, kas liečia, nežinau, įsiūtį, įniršį, ne, Plutonas tai tokia labai didelė agresija, ne taip, kaip Marsas, ne, kaip mes vakar kalbėjom, kad tai yra momentinis toks piktas, ne, ir po to Marsas jau nusiraminęs. Plutonas ne. Plutonas, jeigu tai yra agresija, tai jinai yra kaupiama prieš tai, kai jinai išeina, pavyzdžiui, žmogaus. Ne? Tai čia gali būti taip, kad kažkokia, jeigu moteris, taip mes dabar žiūrėtume moters formulę, tai gali būti, kad jinai pati taip jaučiasi. Taip, kad viduje jinai yra labai įsiutusi, taip, arba baimės, kažkokias labai didelės baimės gali būti. Bet juodas Mėnulis parodo ir, sakykime, tai, kas labai traukia, taip, o Plutonas tai yra, sakykime, tai yra energija susijusi su seksualiniais santykiais, ne, tai galbūt būsit, kaip čia, pajausit, kad esat gundama, galbūt pati norėsit kažką pagundyti, ne, sugundyti. Tai yra irgi visai tokia Plutono reakcija. Bet Plutonas Vandenio ženkle. Taip, tai gali būti, kad Plutonas yra labiau orientuotas į kažkokias masės. Aplamai Plutonas ir Uranas tai yra ir Neptūnas, ne, tai yra tokių didelių masių kažkokio kolektyvinė energija. Taip, galbūt labai didelis būrys žmonių jūs ir truputėlį gali nervinti šiandien. Taip, tai galbūt ten, jeigu nusimeta kažkokią tai šeimos šventę, nežinau, senelio jubiliejus, tai jūs ten galit nepatogiai jaustis. Tai tai čia taip trumpai. Dabar mes pereinsim prie datų kitų žmonių. Tuoj pasižiūriu, ką mes čia turim. Tai pirmoji data, kovo 26, 1993 metai. Taip, žiūrim iškart, ar keičiasi formulė. Tai formulė nesikeičia, reiškia, tai yra tikrai gera formulė. Taigi 5 asmeninės planetos. Mes neanalizuojam šiandien visos formulės, o žiūrim būtent asmeninių 5 planetų padėtį. Ir analizuojam, taip, sintezuojam. Tai pradedam nuo Saulės, tada Mėnulis, tada Merkurijus, Venera ir Marsas. Tokių eiliškumų eisim.
jeigu nepamiršiu. Galėsiu pradėjus, pavyzdžiui, kalbėti apie Saulę, kažkiek užsiminti ir Marsą, taip, nes Saulė rodo į Marsą. Jeigu Saulė rodo į Marsą, tai reiškia, kad žmogus gimęs po avino ženklu. Ir koksgi tai žmogus? Taip, pradžiai pagalvojam, taip, Saulė avino ženkle. Marsas. Marsas tai yra veiksmas, tai yra aktyvumas, taip, tai yra energija, lyderystė, ego, sveikas ego, pliuse, minuse, aišku, gali žmogus turėti tą nesveiką ego, ne? Ta prasme, kad jisai save galės statyti tik tai į pirmą vietą, ne? Ir sunkiai galvoti, ne? O kągi ten kiti, kaip jie gyvena, kokią aš įtaką darau kitiems žmonėms. Ne? Tai žiūrėkit, čia minuse kaip dar. Žmogus labai emocionalus ir kartais pradžiai padaro, po to pagalvoja. Taip, nes Marsas, jisai negalvoja, jisai tiesiog daro. Taip? Tai Saulė yra pirmoji orbita, Merkurijaus orbita. Žmogus yra lyderis, taip, bet jai, tai yra moteris, jai yra sunku yra tuo patikėti. Taip, pati Saulės pozicija apie tai mums sako, ne? Nes jeigu Saulė būtų šitam pačiam centre, tai žmogus ir jaustųsi, kad yra lyderis. O jeigu Saulė yra pirmoji orbitoje, tai jai sunku tuo patikėti, ne? Bet jos draugai, jos artimiausia aplinka, joje mato lyderiškumo savybės. Taip? Kodėl šitam žmogui sunku patikėti, kad jinai lyderė galėtų būti? Tai vienas iš tų dar papildomų tokių rodiklių, tai yra retrogradinė Venera. Taip, Venera truputėlį vėliau pasakysime, ne, bet dabar sakau dėl to, kad retrogradinė Venera, jeigu jūs pamenat, jeigu ne aš priminsiu, jinai visą laiką parodo tokį nepasitikėjimą savim kaip moterį. Tai jeigu yra bent kažkoks tai nepasitikėjimas savim, tai žinoma, kad ir sunku žmogui jaustis lyderiu. Taip? Taip, gerai, toliau, Mėnulis. Mėnulis yra jaučio ženkle. Jaučio ženklui vadovauja Venera, todėl ir sielos formulė Mėnulis rodo į Venerą. Mėnulis jaučio ženkle egzaltuoja, tai yra labai gera pozicija. Taip? Tai Mėnulis parodo ir vidinį komfortą žmogaus, ir taip, kaip jinai mato pasaulį, kada jinai jaučiasi saugi, ne, ir panašiai. Bet pirmiausia, kai Mėnulis patenka į sielos formulės centrą, tai parodo, kad žmogus turi intuiciją, taip stiprią intuiciją, jeigu, būna kartais žmonės turi gerus rodiklius, bet nesinaudoja tuo, ne? Tai vat čia, jeigu moteris, ta prasme, jai naujiena, ne, kad jinai turi stiprią intuiciją, mes, žinoma, jai patarsim stiprinti, taip, ir atskleisti tą intuiciją, daugiau klausyt savęs, ne, ar aš to noriu, ką aš jaučiu, ne, pasikliauti daugiau savo pojūčiais, taip, ir emocijom. Jeigu vat, kažkokį veiksmą reikėtų padaryti, bet vat, viduje yra kažkokia labai didelė priešprieša, pagalvoti, ne, ar tai yra, pavyzdžiui, Plutono įtaka ar Veneros, ne, retrogradinių šitų centre esančių planetų. Ar tai iš tikrųjų, taip, man kaip ir nejauku, negera, aš ten nekomfortiškai jaučiuosi, ne? Ir galbūt kartais to nedaryti. Žinoma, čia nereikia dabar priimti kaip už gryną pinigą, viskas turi būti sprendžiama, žinant visą tą situaciją, ne? Taip, kada Mėnulis jaučia ženkle, jaučia komfortą. Ir aplamai kokios emocijos, taip, tai Mėnulis jaučia ženkle, jisai moka, taip, moteris tikrai yra švelni, taip, tokia rūpestinga, taip, jinai rūpinasi kitais žmonėmis, jinai rūpinasi Venera, taip, jinai rūpinasi viskuo, kas susijęs su Venera, ir šiuo atveju tai gali būti moterimis, nežinau, galbūt turi sesę, dukrą, arba galbūt tetą, mamą, tai vat gali būti, kad tiesiog moteriška giminė, jinai rūpinasi. Taip, galbūt jinai dirba moteriškam kolektyve, arba jos paslauga ar prekė yra susijusi su moterimis. Irgi taip gali būti. Toliau, pasaulį mato saugiu tada, kai jinai ten gerai jaučiasi. Taip, tai toj srity gyvenimo, kur jinai komfortiškai jaučiasi, jinai yra rami. Taip? Bet jeigu ten iškyla baimės arba kažkokia stresinė situacija,
Mėnulis jaučia ženklę, jisai nekomfortiškai gali jaustis. Bet aplamai, jeigu mes nežiūrėtume visos formulės, o tiesiog apibūdintume Mėnulį jaučia ženklę, tai galima pasakyti, kad žmogus yra linkęs tiesiog ramiai viską reaguoti, ne, kai yra pavalgęs, komfortiškai jaučiasi, ne, kai yra pritikliuje, taip, nes nepamirštam, jaučia ženklas, jisai yra linkęs į materialius dalykus. Taip, tai jeigu saugumas yra tada, kai moteris supranta, kad jai visko užtenka. Taip, užtenka pinigų, užtenka gyvenamojo ploto, užtenka, tai nežinau, maisto, taip, ir panašus tokie dalykai. Toliau Venera, taip, grįžtam prie Veneros, kažkiek jau paminėjau. Aišku, Merkurijų aš peršakau, ne, bet vis tiek Venera. Venera avino ženklė, taip, tai pati pozicija Veneros avino ženklė jau yra ne visai stipri, taip, nes Venera tai yra moteriška energija, Marsas tai yra vyriška energija, taip, ir kai Venera turėtų būti, sakykime, tokia švelni, rami, taip, Marsas priduoda jai tos jėgos, taip, energijos vyriškos, taip, tai čia Venera avino ženklė, būtent čia jinai jaučiasi aktyvesnė, taip, moteris gali būti, kad visada kažkokioje veikloje, taip, ir jeigu jinai ramiai, negali jinai pabūti ramiai, taip, ir čia yra toks vidinis konfliktas, ne, nes Mėnulis, jisai nori to ramumo, taip, jinai jaučiasi saugi ir rami, kai viskas yra komforto zonoj, taip pagal ją, bet jos Venera nori aktyvumo. Supranta, čia gali būti toks vidinis konfliktas. Pats žmogus gali ištisai su tuo turėti reikalų. Taip, Venera, ką jau pasakiau, ne, jeigu jinai yra retrogradinė, tai moteris gali nesijausti komfortiškai, pavyzdžiui, bendraujant su vyrais, taip, nes jinai ir retrogradinė gali būti, kad kaip čia, nepasitikė savim, kas liečia kūno formos. Jie visą laiką gali netenkinti jos fizinę būklę, sakykime, ne. Venera avino ženklė pliusė, taip, sakykime, vis tiek, kad ir tokia neigiama padėtis, bet pliusė, kokia jinai turėtų būti. Aktyvi, taip, ir iniciatyvi. Čia tokiais dviem žodžiais, ne? Bet tas retrogradiškumas kartais gali priduoti, kad jinai kaip tik arba bijo tokia būti, arba eiti per tą didelį įniršį, sakykime, ne, kad įrodymą savo, kitiems vyrams, sakykime, ne, ir per daug reikštis, ne, sakykime, šitoj srity. Finansai, taip, Venera atsakinga ir už finansus, tai čia gali būti ne taip, kad chaosas, bet kažkoks balaganas finansuose, ne, labai emocionaliai linkusi moteris išleisti pinigus greitai, taip, nes Marsas greitis, taip. Tai vienas iš tokių rodiklių, kad moteris gali nemokėti kaupti, sakykime, ne, arba gauna, išleidžia. Ir pavyzdys, tai čia tiesiog jai galėtų padėti jos stiprus Saturnas, ne, tai čia disciplina, turėti kažkokį finansinį tikslą ir nuo jo nenukrypti. Bus sunku, iškart pasakau. Tiesiog netgi direktyviai Venerai avino ženklė yra sunku, taip, sukontroliuoti savo norus, ne, ir finansus, norų, kurie susiję su finansais. O dar jinai yra retrogradinė. Todėl Venerą mes turim čia stiprinti. Taip, stiprinti, tai reiškia eiti į pliusą, ir čia šitai moteriai vienas iš pagrindinių patarimų būtų sportas, nes sportas stiprina būtent Venerą šiuo atveju, nes Venera yra avino ženklė. Toliau, Merkurijus. Merkurijus yra žuvų ženklė. Taip? Merkurijus atsakingas už informaciją, komunikabilumą, taip kaip žmogus komunikuoja. Ir čia nėra labai gera pozicija, ne žuvų ženklė, mes matom, kad Merkurijus turi 0 balų, taip, bet jisai bent jau yra direktyvus, bet vis tiek gali eiti į minusą, o tai reiškia, kad kaip aš galvoju, taip, žuvų ženklas, jisai toks svajingas, taip, jisai mėgsta, ten, sakykime, vizualizuoti, svajoti, ne, tai va čia galima sakyti, kad žmogus daugiau kalba,
taip, kad ir pati savo kažką žada, bet greičiausiai, kad nelabai padaro. Taip, nes daro Marsas, iškart žiūri Marsas Vėžio ženkle, jisai nėra stiprus, taip, jisai turi 1 balą ir jisai toks labai lėtas, taip, jisai vienintelis būdas Marsui pradėti veikti, tai jeigu kažkoks tai tikslas ar veikla susijusi su šeima, su nekilnojamu turtu, sakykime, ten ir panašiai. Pavyzdžiui, čia visai neblogas būdas išjudinti savo Marsą. O Merkurijus jisai mėgsta, aišku, moteris pati labai švelniai kalba, taip, žinoma, kad jinai gali būti emocionali. Kodėl? Nes Venera retrogradinė ir Avino ženkle, tai priduoda to emocijų, nežinau, sprogimų kažkokio, ne? Bet jausmai tokie sakykime, ant ribos. Bet ant jos pačios tikrai, kad negalima šaukti, taip, nes Merkurijus žuvų ženkle labai jautriai tą gali priimti. Taip, tai ir Marsas Vėžio ženkle, irgi aš pasakiau, ne, kad jisai nėra labai energingas, taip, jisai daugiau toks ramus, taip, ir jį išjudint gali, sakau, vienas iš variantų. Žinoma, visada yra daugiau variantų, bet vienas pagrindinių variantų, moteriai reikia sugalvoti savo kažkokių tai tikslų, kurie yra susiję su šeima. Šeima tam, arba ta šeima, kurią jinai sukūrė, arba kurioje jinai augo, vaikai ir panašiai. Taip, kita data, sausio 12, 1988 metai. Žiūrim, žiūrėkit, formulė keičiasi, taip, bet žmogus gimė 9:27, tai yra žiemos laikas, tai bus kita formulė, taip, sakykime, žiūrėkim, jeigu parašysim šitą datą, susiorientuosim. Taip. Štai tokia būtų data. Dar kartą patikrinau, bet ir netokia, atsiprašau. 6:30 gimė žmogus. Žiūrėjau kitą datą, 9:27, kitą datą, taip. Sausio 12, 1988, bet ne 8, o 96. 1996. 6:30 Lietuvos laikų, bet mes pasižiūrim, ar keičiasi formulė. Kaip formulė keičiasi. Taip, šitą mes prisiminam, kad čia yra laikas pagal Greenwichą nurodytas. Taip, tai Vilniuje tuo laiku mes galim realiai atimti kokias 3 valandas. Taip, tai būtų 0,3. Tai va tokia formulė. Taip. Gerai, žiūrim 5 asmeninės planetas. Saulė yra Ožiaragio ženkle, taip, vėlgi pirmoji orbita. Tai ką mes galim pasakyti, kad pagal ženklo pradžioje, ne, pradėkime nuo ženklo. Saulė Ožiaragio ženkle žmogus tikrai yra toks stiprus, taip, Ožiaragis tai žemės stichija, jisai Ožiaragis yra nusiteikęs gauti kažkokį tai rezultatą visame kame, tai ir moteris irgi jinai mėgstanti kelti tikslus, jinai gali siekti toks tikslus, taip, turėti visada planą įvairiose gyvenimo srityse, ne, ir minusas galbūt Saulės Ožiaragio ženkle yra tame, kad gal kažkiek tai mažiau jausmingumo įdeda. Bet čia mes matom, kad kažkiek tai gali švelninti situaciją Venera mini centre, taip, tai to jausmų kaip ir gali būti, bet vis tiek ne tiek daug, kiek gali turėti, pavyzdžiui, Saulė jaučia ženklę. Taip.
Saulė yra pirmoji orbita į sielos formulį. Vėlgi, žmogus yra lyderis, ožiaragiai dar to labiau, jie tikrai siekiantis tikslų ir rezultatų, tai čia jau vien tas pasakymas parodo, kad žmogus tikrai turi tos iniciatyvos, lyderiškumo, bet jai irgi sunku tuo patikėti. Taip, jai sunku. Jai visą laiką reikia kažkokių tai įrodymų, galbūt kažkokių tai motyvacinių žodžių iš aplinkinių, taip, nes pirmojo orbita parodo mūsų artimiausią aplinką. Taip, tai jai reikia palaikomų gerų žodžių iš aplinkinių žmonių. Pati jinai, žinoma, irgi tą duoda kitiems žmonėms, bet jinai galbūt ne visai supranta, kad tai yra vertinama. Ne dėl to, kad jai to nesako. Jai gali tą sakyti, bet jinai vis tiek nepriima to, kad yra žmogus, kuris turi charizmą, taip, kad ir savotišką, nes ožiaragio ženkle, sakau, ožiaragis jisai taip užšaldo ir žmogus gali tam tikrom situacijom jaustis arba sustingęs, arba, sakykime, bejausmis. Bet tai kartais bejausmingumas, nes nereikia galvoti, kad jinai yra kažkokia tai labai, čia, ne taip, kad griežta, kad nėra jinai ta, kuri nori kažką tai blogo kitiem padaryti. Bet tiesiog tas kartais jausmų nebuvimas arba tiesiog netoks stiprus jausmingumas kaip tik mums padeda siekti kažkokių tikslų. Taip? Visur reikalingas, žinoma, balansas, bet šita moteris gali jaustis būtent taip. Gerai, mėnulis. Mėnulis yra svarstyklių ženkle, taip. Todėl moteris jaučiasi kada saugi. Jis jaučiasi saugi tada, kai yra partnerystėje. Taip, tai dar parodo ir Marso orbita, kad mėnulis yra Marso orbitoje, truputėlį po to kitą linkmę dar pakalbėsim. Bet saugi, žodžiu, jinai jaučiasi partnerystėje, kai irgi gerai sutaria su partneriu, tai gali būti arba vyras, arba, sakykime, draugė geriausia, arba kolega darbe, bet kokia partnerystė. Šiuo atveju aš galbūt labiau vis tiek, sakyčiau, gyvenimo partneris, nes Marso orbita, taip, Marso orbita moters formulėje parodo, kokio vyro jai norėtųsi. Ir čia yra tik tai mėnulis, nes čia yra fiktyvūs taškai, mes juos galim judinti bet kur, jie nebūtinai gali būti Marso orbita. Taip, Marso orbita yra tik tai mėnulis. Tai jai reikalingas koks rūpestingas partneris, taip, kuris nori sukurti šeimą, kuris myli vaikus, kuris rūpinasi, taip, kuris, žodžiu, toks švelnus yra, Bet čia matom dar, kad į mėnulį rodo juodas mėnulis, tai reiškia, kad gali būti situacija gyvenime, kai gali nesisekti tam tikrom temom, pagal mėnulį. Tai gali būti, kad sunku sukurti šeimą, sukurti harmoningus santykius, galbūt kažkokia tai neigiama situacija ar patirtis su tėvais, taip, greičiausiai, dažniausiai tai mama, nes tėtis pagal sielos formulę tai yra Saturnas. Taip, gali būti, kad su mama, kažkokie sudėtingesni santykiai. Gali būti, kad galbūt sunkumai, nežinau, susilaukti vaikų, arba ten žmogus bijo gimdyti, kaip pačią gimdymo procesą, ir panašiai. Įvairių tokių būna situacijų, bet čia tada, kad, sakykime, išnyktų tos baimės, ir nes juodas mėnulis, Lilit, jis parodo ir mūsų tas stiprybės, taip, mūsų tą sėkmę, kai mes einam į tą mėnulišką energiją, kai mes pradirbam tą baimę, kas liečia mėnulį. Jeigu mes bijom sukurti santykius, nes galbūt aš bijau, kad partneris mane išduos, galbūt aš turėjau kažkokią neigiamą patirtį praeityje, ir aš bijau, kad vėl man ten pameluos, apgaus ir panašiai, bet mes savotiškai vis tiek einam į tos santykius, taip, ir nugalim tą baimę, pradedam tos santykius, tai gali kaip tik tai suveikti jau tada į gerą pusę. Arba vėlgi mes bijom, ten, nežinau, kad mums nepavyks
iš pirmo karto, pavyzdžiui, pastoto, ne, bet tada reikėtų šitai moteriai harmonizuoti mėnulį arba, kaip sakant, gyventi pagal mėnulį svarstyklio ženkle. Ne? Tai vat, daugiau galbūt tą pačią kūrybą eiti, ne? Nes svarstyklio ženklas yra vadovaujantis Veneros, taip? Mėnulis rodo į Venerą. Venera šiuo atveju yra svarstyklio ženkle. Tai vat kūryba, nežinau, galbūt komfortas, daugiau atsipalaidavimo, daugiau tokio moteriškumo. Tai nereiškia, kad vien tik suknelis, bet tiesiog moteriškumas, tai iš esmės yra švelnumas, rūpestis, taip, ir sulėtėti irgi vat, reikėtų būti čia ir dabar. Negalvoti, o kas bus rytoj arba kas buvo vakar, o kur aš dabar esu. Jeigu dabar mano santykiai yra geri, tai kodėl aš bijau, kad jie gali būti blogi. Nu, va tokia vat linkme reikėtų galvoti. Toliau, Merkurijus. Merkurijus yra retrogradinis, jisai yra vandenio ženkle. Ir jisai yra Veneros orbitai. Veneros orbita apibūdina pačią moterį, taip kaip jinai, taip čia mes ir analizuosim Mėnulį, ne Mėnulį, atsiprašau, Merkurijų, kaip jinai komunikuoja, kaip jinai supranta informaciją ir panašiai. Tai visų pirma, jeigu Merkurijus yra retrogradinis žmogus, taip moteris gali neteisingai suprasti tą informaciją. Ir pati kartais neteisingai ją pateikti. Ką reiškia neteisingai? Nes su tokia intonacija, ne taip atidžiai, sakykime, neįsigilinus į kažkokias smulkmenas, taip, nors pliusas, retrogradinis Merkurijus turi savo pliusų. Jinai yra linkusi nagrinėti, taip, jinai galbūt ne ant tiek greita, čia pliusė. Merkurijus retrogradinis pliusė, kai žmogus gilinasi kažkokias smulkmenas ir gali atkapstyti tokių dalykų, kurių negali atkapstyti direktyvus Merkurijus. Tuo labiau Merkurijus yra vandenio ženkle, tai yra vienas iš genialiausių Merkurijų. Taip? Tai reiškia, kad moteriai visą laiką įdomi nauja informacija, taip, kažkokie neatrasti būdai bendravime arba ten, nežinau, komunikacijoje, taip. Čia, aišku, mums dar papildo informaciją, taip, būtent mes žiūrim į kosmogramą ir matom, kad Merkurijus yra susijungęs su Marsu. Marsas tai yra energija, aktyvumas, veiksmas. Tai, sakykime, šiuo atveju, kaip aš paanalizuočiau, ne ką aš pasakyčiau, kad greitai gali įsisavinti informaciją, bet čia reikia žiūrėti, nu, jinai mėgsta greitai kažko išmokti, bet čia yra tas dalykas, kad reikia būti labai atidžiai, taip, nes būtent per tą skubėjimą pats Merkurijus jau yra judrus, taip, jisai greitai juda, taip, jisai greitai juda. Turiu omeny ir danguje, ir aplamai priduoda, kad ir pats žmogus yra toks aktyvesnis. O dar Marsas, taip, ta planeta, kuri irgi priduoda inercijos kažką daryti greičiau dabar, aš padarau, po to pagalvoju, irgi toks gali būti variantas. Tai pliusas yra tame, kad moteris nori išmokti ir sužinoti visą laiką kažko tai naujo, bet čia visada reikia atkreipti dėmesį į smulkmenas, nežinau, ten kažkokius dokumentus, jeigu pasirašinėja svarbiausia, ne visada reikia patikrinti informaciją, tai datas bent jau, kad būtų teisingos ir panašiai. Ir kas liečia, pavyzdžiui, irgi santykiams, taip, santykiams gali kenkti retrogradinis Merkurijus, nes moteris gali neteisingai suprasti savo partnerį. Ten, nežinau, jisai, pavyzdžiui, nori ją pamotyvuoti, kažką gražaus pasakyti, o jinai tai gali suprasti kaip kokį spaudimą ir kad jisai nori mane pakritikuoti. Tai visiems žmonėms, kurie turi retrogradinį Merkurijų, visada, sakau, reikia patikrinti tą informaciją. Ta prasme, jeigu jums kažką pasako, jūs tiesiog savais žodžiais persakot šitą mintį, ne, ir paklausit, ar teisingai aš supratau. Taip, savais žodžiais. Jūs tam tikrą informaciją galit visai kitaip sakyti. Todėl čia yra svarbu. Ir pati, pavyzdžiui, jeigu kažkokią tai svarbią informaciją kitiems sakot, irgi paprašykit, kad jie pakartotų. Jūs tada įsitikinsit, ar jūs teisingai supratot. Taip, Venera mini centre, jinai yra stipri, taip, ir tai čia, kaip aš ir minėjau, jinai kažkiek gali sušvelninti tą Saulę ožiaragio ženkle. Venera yra vandenio ženkle, taip, tai jinai vėlgi, jai patinka nauji, nežinau, ne taip, kad
kažkokios naujos temos, kas yra susijęs su Venera. Taip, tai pavyzdžiui, jeigu ir santykiuose, jai reikia kažkokių tai naujovių, negali būti čia rutinos. Jeigu rutina yra santykiuose, šita moteris jaučiasi nelaiminga. Taip, nors aišku, Saulė ožiaragio ženkle, jinai nemėgsta pokyčių, bet, pavyzdžiui, šiuo atveju, kaip galima būtų, išeiti kokia gali būti, kad tai būtų suplanuoti pokyčiai. Taip, pavyzdžiui, nežinau, suplanuotos atostogos, bet visą naują vietą. Taip, ir tada Venera kaip ir patenkinta, nes jinai vis kažką naujo pamato, kažką naujo patiria, ir tai yra jai gerai. Tai vat kažkokios tai suplanuotos naujovės, čia būtų viena iš išeičių. Taip, pati moteris irgi turi savybių išreikšti tą jausmingumą, grožį, talentą, ir tuo labiau jos karminis mazgas rodo į Venerą, tai jos užduotis yra ta, kad nežiūrint į tai, kad jinai tokia griežta gali būti, atrodyti iš pirmo žvilgsnio, pažinau jiems žmonėm, tokia kaip ledo karalienė, prie jos gali bijoti prieiti vyrai, susipažinti, nes jinai atrodo tokia nepasiekiama, Saturnas centre ir Saulė, žodžiu, ožiaragio ženkle. Bet jai, taip, jos sielos užduotis yra būtent išmokti to jausmingumo, moteriškumo, pasitikėjimo, nebijoti savo norų, kalbėti apie tos savo norus. Pirmiausia, savo, pripažinti, ko aš noriu ir tada, žodžiu, to siekti, to norėti, nebijot norėti ir nebijot atrodyti kažkur tai švelnesnė negu, sakykime, Saturnas. Toliau Marsas. Žiūrim, Marsas pas mus yra irgi vandenio ženkle. Tai žiūrėkit, čia yra toks vienas iš pavyzdžių, kai moteris gali nesijausti ožiaragių, pagal zodiako ženklą, nes pas ją 3 asmeninės planetos yra vandenio ženkle. Dar mes turim žinoti, turėti omeny, kad taip, vandenio ženklui vadovauja Uranas, taip. Ir mes matom, kad į Uraną rodo ir Merkurijus, Venera ir Marsas, taip? Nes šitos 3 asmeninės planetos stovi vandenio ženkle. Todėl visos 3 šitos planetos duoda energiją Uranui. Bet antras valdovas, taip, yra Saturnas vis tiek. Taip, kažkokio tai, nes dažnai sako, kad vandeniai iš esmės jie mėgsta laisvę. Taip, jie mėgsta laisvę, bet jie mėgsta taip pat ir taisyklės, bet tai yra jų pačių taisyklės, ne, sakykime, kažkokių valstybės taisyklės arba kažkokios normos, taip, kelio eismo taisyklės, bet kelio eismo taisyklės pas juos yra tos, kurias jie patys sugalvoja, sakykime. Tai šita moteris kartais gali jaustis turinti daugiau vandenio kažkokių bruožų negu ožiaragio. Tai Marsas vandenio ženkle. Vėlgi, kur ir koks yra aktyvumas. Taip, tai yra du galai, nėra, kad labai stiprus, bet iš esmės Marsui vandenio ženklas jisai priduoda tokio dar didesnio greičio, kažkokio impulsyvumo, chaoso kartais. Tai kartais gali būti, kad jinai kažką tai pradeda daryti, taip, ir po to nesupranta, kodėl jinai pradėjo tą daryti, koks impulsas buvo pirminis. Orientuotas Marsas į ateitį, taip, tai dėl kažkokių tai ateities įvykių, norų, taip, savo idėjų, kažkokių iniciatyvių Marsas gali veikti. Taip, taip galima sustiprinti tą Marsą. Jeigu mes žiūrim, kad Marsas yra Veneros orbitoje, Veneros orbita apibūdina pačią moterį, tai jinai irgi yra veikli, taip, sportas kaip ir tik į naudą jai, jinai turi ir tų vyriškų savybių, taip, sakykime, to mėgsta kartais komandas duoti, taip, bet lygiai taip pat labai gerai pati gali atlikti arba kaip tai vadovautis kitų komandų. Tai tiek būtų apie šią formulę. Taip, šitą padarėm, einam toliau. Taip, dabar bus spalio 30.
1988 metai, žiūrim formulę ar keičiasi, 16 valandą žmogus gimė 9 ryte, tai va tokią formulę mes ir žiūrėsim. Žiūrėkit, kokia jinai kompaktiška, taip gražiai išsidėšiusi. Ir centre yra labai stiprios planetos ir 2 iš asmeninių. Asmeninė planeta yra mini centre ir Marsas yra Saturno orbitoje. Tai pradedam nuo Saulės. Saulė yra pirmoje orbitoje, taip, trečias šiandieninis atvejis, kai Saulė yra pirmoje orbitoje. Tai informacija vėl kažkiek kartosis, tik tai dar analizuosim Saulę Skorpiono ženkle. Taip, Saulė Skorpiono ženkle, kokia jinai? Taip, Skorpiono ženklas, jisai toks gilus, taip, toks kantrus, taip, kodėl? Todėl, kad Skorpiono ženklas priklauso vandens stichijai, taip, jinai yra linkusi į kažkokį gilumą, taip, todėl ir priduoda kantrybės, taip, arba, sakykime, gebėjimo išlaukti, taip, kažko tai, taip pat duoda tą intuiciją, taip, ir Mėnulis dar plius, ir Plutonas stiprus centre sielos formulės, tai moteris tikrai yra labai intuityvi, taip, taip pat tokia gili, jausminga, sakykime, ne? Venera dar to jausmo priduoda ir stipri labai, taip, nes Skorpionai jie stiprūs žmonės, taip, aišku, per pliusą, kai žmogus eina ir, sakykime, siekia kažkokių tikslų, ir plius dar veda paskui kitus žmonės. Bet ne taip, kad hei, eikit paskui mane, bet taip, tokiu būdu, kad kiti žmonės mato to žmogaus stiprybę ir jie tiesiog patys linkę eiti paskui. Taip. Saulė Skorpiono ženkle, jinai duoda žmogui, kaip ir pats Plutonas sielos formulės centre, ne, duoda žmogui kaip čia galią daryti įtaką kitiems žmonėms. Ir čia svarbu suprasti, kad žmogus eitų per pliusą, o ne per minusą, nes įtaką daryti kitiems žmonėms mes turim skirtingų būdų. Taip? Mes galim būtent eiti per savo kažkokį augimą, taip? Ir taip pritraukdami kitus žmonės, o galim tiesiog manipuliuoti ir sakyti, žiūrėkit, matai, kiek aš čia padariau arba kaip aš tai padariau. Aš galiu ir tau parodyti, ateik, ne, arba daryk kaip aš, arba daryk kažką tai, ko aš noriu ir aš tau parodysiu, kaip tą padaryti. Ne? Suprantat, kaip vyksta ta manipuliacija. Čia per minusą. Ne? Toliau, Saulė Skorpiono ženkle. Irgi. Tokie žmonės gali daryti spaudimą kitiems žmonėms. Ne? Tai pavyzdžiui, ten vėlgi per manipuliacijas arba per tą jėgą jie nori, kad kiti paklūstų, taip, aišku, čia šiuo atveju kažkiek gali švelninti, sakau, ir Mėnulis, ir Venera, centre dar tokie stiprus, ne, tai gali švelninti. Dabar kartuosiu tą informaciją. Saulė pirmoji orbita, tai žmogus yra lyderis, bet sunku jai patikėti, kad jinai turi tokių savybių, kol jinai to neišgirstų. Taip, galbūt dabar jinai supras, kad tikrai, nes aš siūlyčiau šitai moteriai pagalvoti, kad prisiminti, ar jinai iš savo artimiausios aplinkos, nežinau, artimiausia aplinka ne tik tai mūsų šeima, bet būtų, sakykime, darbe, ar negirdėjo jinai iš kolegijų, iš vadovų tų pačių, ne, tokią nuomonę, kad tu gerai susitvarkai, tu gali parodyti pavyzdį kitiems, ne, ir panašiai. Ne? Būtent tų lyderiškumų kažkokių komplimentų gausi. Pagalvokit ir vėliau galėsit parašyti, ar taip iš tikrųjų yra, ar jūs jaučiatės, kad jūs galite, nes jeigu jūs tik pajusit ir suprasit ir tą priimsit, tai augimas bus labai didelis. Taip, Saulė pirmoji orbitoje irgi, jinai yra labai pozityvus žmogus ir aplinkoje labai laukiamas žmogus. Visi labai džiaugiasi, kai šita moteris ateina, nežinau, į svečius, šventai ir panašiai. Taip, toliau Mėnulis. Mėnulis sielos formulė yra poilsio zonai. Taip, čia rodo Chirono raktas, bet Chirono raktas tai nėra planeta, tai yra asteroidas, ne, ir todėl tai yra poilsio zona. Taip. Mėnulis yra Vėžio ženkle
yra labai labai stiprus ir kaip poilsio zona, tai parodo, kad moteris kaip tik atsipalaiduoja, jaučiasi rami tada, arba nuvažiuojant, pavyzdžiui, pas mamą į svečius, ne? Jeigu tai būtų vyras, tai jisai irgi, pavyzdžiui, pas savo mamą labai dažnai lankytųsi, susiskambintų ir panašiai. Moteris irgi gali susiskambinti su savo mama labai dažnai, sakykime, ne, tiesiog būti pas ją dažnas svečias, pati jinai irgi labai tokia šeiminiška, jai patinka rūpintis, taip, jai svarbu, kad būtų jaukų namuose, ne, ir ramu. Dabar galvoju, kad kartais iš mano patirties aš pastebėjau, kad tas mėnulis, kad ir toks stiprus sielos formulės centre, jisai gali eiti tik į atvirkštinę pusę. Tai čia yra labai, yra tokie du variantai. Arba labai stiprus ryšys su šeima ir mama, arba labai labai blogas ryšys, taip visai jo nėra. Taip, dvi tokios galimybės, ne, nėra viduriuko. Taip, arba labai stiprus pliusas, arba labai stiprus minusas. Tai jeigu yra labai kažkokia bloga patirtis su mama, ne, su situacija, tai šitas žmogus bet ką padarys, kad jos šeimoje tokios patirties nebūtų. Jis visą meilę, visą savo rūpestį atiduos savo šeimai, vyrui, vaikams ir panašiai. Tai va. Toliau, Merkurijus. Merkurijus yra mini centre, taip, tai reiškia irgi, kad jinai labai komunikabili, jinai greitai kūrė tos ryšius, susipažįsta, atranda tų draugų. Aišku, čia kažkiek gali pakoreguoti tas juodas mėnulis, taip jisai gali duoti baimės, kad jai gali būti sunku ir baisu pradėti pačiai pirmai pokalbį, galbūt turėjo vaikystėje kažkokių tai kalbos tų sutrikimų, taip, ten pavyzdžiui raidos kalbos, irgi vėlavimo ir panašiai. Bet po to praeinant per tą, Merkurijus kaip tik gali atnešti labai labai daug pliusų, taip, nes Merkurijus ne tik ten, sakykime, informacija, komunikabilumas, tai taip pat yra pardavimų dievas. Tai pavyzdžiui, jeigu žmogus pradirba tą baimę pagal Lilitą, pagal juodą mėnulį, jinai labai gerai gali pardavinėti, taip, ir aplamai ryšiai su kitais žmonėmis gali atnešti jai labai didelę naudą. Ir jai, pavyzdžiui, irgi labai gera yra komunikuoti, kalbėti poroje. Taip, Merkurijus Stiklio ženkle, čia yra Venera, todėl jinai yra centre tokia stipri. Tai irgi nebijoti, taip, nebijoti išsikalbėti poroje arba aplamai kalbėti apie tai, kas jums patinka. Kas jums patinka poroje, kas jums patinka, pavyzdžiui, finansuose. Tai irgi, kas liečia porą, visai šitam žmogui patarčiau kalbėti, taip, apie bendrus finansus, ta prasme, ne taip apie bendrus, bet tiesiog tą temą finansų, kaip pas mus bus, kaip čia realizuota, kaip mes elgsime su finansais. Taip, tai čia irgi yra svarbi ta žinutė, kad kalbėti ir apie santykius, apie ką aš jaučiu, kokie yra mano norai santykiuose ir kokie yra mano norai, kas liečia finansus. Taip, ir po to Venera. Venera stipri, taip, labai stipri ir jinai yra palaikoma daugiausiai, taip, iš orbitų planetų, todėl jinai gali būti čia ir aktyviausia, taip, moteris tikrai, kad ir tas Plutonas, jisai atrodo, tokia vyriška, labai agresyvi ta planeta, bet, sakykime, čia yra mėnulis ir Venera, tai tas Plutonas daugiau gal duoda tokio magiško seksualumo, sakyčiau, jinai magiškai gali traukti vyrus, taip, jie gali ją labai labai žavėtis, sakykime, bet jie ir jaučia jos jėgą, taip, pagal Plutoną, pagal Saulę, Skorpiono ženkle. Ir ta jėga taip tik gali juos labai labai traukti. Venera parodo, kad moteriai svarbu, kaip jinai, Venera yra Stiklio ženkle, kaip jinai kuria ryšius, taip, kokia jinai yra partnerystėje, taip, jai svarbu turėti partnerį, taip, šalia ir mokėti su juo ir komunikuoti, ir turėti kažkokius bendrus norus, taip, realizuoti tos norus. Taip pat jai svarbu yra realizuoti savo talentus ir kūrybą. Taip, tai Venera gali realizuotis bet kur yra moteriškos tos
ne taip, kad profesijos savybės, bet labiausiai jai tinkanti profesija, ta, kur jinai gali atskleisti savo jausmingumą arba grožį. Taip, tai čia gali būti visos grožio sritis, jausmingumą, pavyzdžiui, jinai gali atskleisti per kažkokius tai aktorinius sugebėjimus, taip, daug aktorių turi Venera stiprią arba Neptūną, nes Neptūnas yra aukščiausiai Venera, bet šitas dvi planetas stipriausiai, jeigu turi sielos formulė, tai vat, yra gebėjimas būtent dėka savo, pas jie, pavyzdžiui, mimika gali būti tokia visai išraiškinga, ne? Tai vat, jinai, vat, ką jaučia, jeigu tą, ką jaučia ir sako, tai gali atnešti jai naudos ir santykiuose, ir darbe. Taip, Marsas. Marsas yra Saturno orbita, jisai yra Žuvų ženkle. Taip, tai šitas Marsas Žuvų ženkle, koksai yra? Jisai irgi yra svajotojas, taip, tai kartais gali būti, kad žmogus yra linkęs daugiau svajoti negu daryti, taip, irgi negu, arba gali eiti, pradėti kažką tai daryti, pradėti kažkokius darbus, vien dėl to, kad jai atrodo, kad va, tai yra būtent tai, ką aš turiu daryti. Bet tas Neptūnas, taip, Neptūnas vadovauja Žuvų ženklui, jisai priduoda ir tam tikras, sakykime, iliuzijas. Tai čia vat, žmogui irgi labai svarbu suprasti, ar tai kažkokia iliuzija, ar aš tik tai įsivaizduoju, ar tai yra iš tikrųjų. Taip? Bet Marsas šiaip yra stiprus. Taip, jisai gali daryti, todėl veikti, jisai nėra tingus, bet čia galbūt ir pasakyčiau, kad darykit tada, kai matot kažkokią tai, nežinau, paveikslą, nu, tą pačią vizualizaciją, meditaciją, sakykime, ne, kai vat, panaudokit tos įrankius, taip, kaip meditacija, tai nežinau, afirmacijas, tai jums padės suaktyvinti jūsų Marsą. Taip, kai jūs tikėsit tą idėją, jūs darysit. Taip, tai būtų toks Marsas Žuvų ženkle. Marsas Saturno orbitai, jis parodo, kad darbšti. Taip, moteris yra darbšti, jinai darbe išreiškia save kaip aktyvę, iniciatyvę, sakykime, ne, ir tai būtent tokia pozicija, ne, taip yra išreiškiama. Taip, gerai, kita formulė. Taip, pažiūrėkim, kiek mes tris, ne, aptariam. Pažiūrėsiu dar kokių turiu. Jeigu neturim, labai daug prikrito dar, gerai. Paanalizuokim vyrą. Gerai, vis moteris, dabar žiūriu, kad yra vyro dar formulė atsiųsta. Tuo aš ją užrašau, kas man atsiuntė. Ir suvedam duomenis. Taip, sausio 2. 1989. Taip, tai yra vyras. 22 valandą gimęs. Gerai, žiūrim, kada keitėsi formulė. Taip, mes tada tai yra žiemos laikas, atimam ir tai būtų kažkur. Gerai, šitą formulę. Taip, Saulė ožiaragių ženkle, žiūrėkit, koks yra intensyvus ožiaragių ženklas. Taip, čia yra 5 planetos ir 2 iš jų yra asmeninės. Taip, mes šiandien analizuojam būtent asmeninės planetos, bet vis tiek ir Neptūnas, ir Saturnas iš 6 balų, taip mes matom formulės centre. Ir Uranas priduoda dar tų ožiaragiškų savybių. Todėl vyras tikrai yra toks išreikštas ožiaragis, taip, jam svarbu yra taisyklius, griežtumas, aš pasakiau, reiškia, taip ir bus, taip, pat Merkuris ožiaragio ženkle, aš pasakiau, taip ir bus. Saulė duoda jam jėgą, taip, savybės siekti tam tikrų tikslų. Jo
jo nustatytų tikslų. Taip. Saulė pirmoji orbitoj. Taip, žmogus yra lyderis, jam sunku to patikėti. Šiandien kažkaip tai ypatingai labai dažnai Saulė pirmoji orbitoj. Tai čia aš kartuojuosi. Bet šitam žmogui, aišku, sakyčiau, kad yra lengviau savim patikėti, kad jis yra lyderis, taip, nes, sakau, išreikštis yra ožiaragių ženklas. Žiūrėkit, yra Plutonas labai stiprus, taip, Mėnulis yra Skorpiono ženkle. Tai jisai tikrai yra labai, labai stiprus žmogus. Jis daug ką gali iškesti ir valdant savo tikslą daug ką padaryti. Pažiūrėkit, ir Marsas stiprus dar, po sezono, tai mes viską aptarsim. Tai va. Tai dėl Saulės kaip ir aišku, jisai tikrai ir charizmatiškas gali būti, pozityvus, taip, aplinkiniai tą mato, kažkiek gali ir prisibijoti jo kiti žmonės, nes jis gal griežtas toks atrodo, bet jie mato jį kaip pavyzdį. Taip. Mėnulis Skorpiono ženkle. Mėnulis Skorpiono ženkle yra tokia Mėnulio silpna pozicija, bet pats Mėnulis gali turėti tų skorpioniškų savybių. Tai pavyzdžiui, Mėnulis pirmoji orbitoje, kaip yra apibūdinamas, kad aplinkoje jo yra šeima šalia, taip, šeima palaiko, galbūt mama palaiko, bet mama palaiko savotiškai per kažkokį spaudimą, nes Mėnulis aplamai žmogaus žemėlapyje apibūdina dar ir pačią jo mamą, kaip žmogus mato tą mamą. Tai va šio vyro mama gali būti tokia labai valdinga, taip, manipuliuojanti, taip, galbūt visą laiką būti šalia, taip, ir spausti, taip, kontroliuoti, sakykime. Čia per minusą. Per pliusą mama, kabutėse, dusina savo meilę, labai labai stipri mamos meilė. Ir jeigu jinai stipri, tai vis tiek mama kaip ir yra žmogaus gyvenime visą laiką. Taip, emocijos. Jo emocijos irgi yra tokios, kaip čia pasakyti, skorpioniškos, jisai labai išraiškingai gali jas išreikšti, jeigu aš pykstu, tai jūs pajausit, galbūt ne iš karto, taip, nes Skorpiono ženklas jisai kantrus toks, jisai po pirmo karto neišsakys visko, bet po trečio jau jisai galės pasakyti taip, kad išgirs visas miestas, sakykime, aš aišku čia jį pailizuoju, bet jūs suprantate, ta prasme, jisai sprogimo nuo to, išreiškia tas savo emocijas. Tai bet gali būti, kad ir, aišku, kažkiek tai vis tiek nesušvelnino, o užšaldo tas užpildytas ožiaragio ženklas, taip jo, bet viduje 100% jausmai verda pas šitą žmogų, emocijos, taip. Ten ant tiek viskas verda, bet jisai to gali neparodyti. Taip? Bet kai parodo, tai jau tada slėpkitės. Tai va, toliau, Merkurijus. Merkurijus mini centre, žmogus vėlgi bendraujantis, komunikuojantis, su juo kalbėti reikia ne taip puci-puci, melasis, bet, sakykime, logiškai, sausai, pasakant tik faktus. Taip? Nes Merkurijus ožiaragio ženkle, jisai nesupranta tų, oi aš tave myliu ir mes čia gražiai su tavim, davai dabar padarom, ne, tiesiog mes kartu padarom tai dėl to, kad tai yra mums į naudą, nes rezultatas bus tas ir anas. Bet taip reikia kalbėti su Merkurijum ožiaragio ženkle. Taip, vėlgi pas jį yra juodas Mėnulis į Merkurijų. Taip, tai gali būti, pavyzdžiui, šiuo atveju Merkurijus yra, ne Merkurijus, o juodas Mėnulis yra mergelės ženkle, tai čia gali būti, nežinau, jeigu siet su sveikata, nes kartais juodas Mėnulis parodo ir sveikatos, sakykime, tam tikras problemas, tai čia galėtų, o dar plus ir mergelės ženkle, kuris irgi siejamas su sveikatos sritim. Tai čia gali būti, pavyzdžiui, su plaučiais, su kvėpavimo takais, galbūt per dažnai ten būtent virusus kažkokius pasigauna, kaip pavyzdys, galbūt rankos skauda, taip, nes Merkurijus yra už rankas atsakingas. Arba vėlgi jisai galbūt nelinkęs labai komunikuoti, taip, nes Merkurijus tai yra komunikavimas, bendravimas, žinios, tai jisai galbūt yra toks daugiau uždaresnis pagal šitą Merkurijų. Bet kai jisai tik pradės
eiti į pliusą pagal Merkurijų, kaip tik komunikuoti, nedalintis informaciją, o kaip čia, išsakyti tai, ką, nežinau, galvoja bent jau, ne, ir savo nuomonę, tai gali nueiti jam į pliusą. Toliau žiūrėkit, Venera. Venera Šaulio ženkle ir jinai yra centre kartu su Jupiteriu retrogradiniu. Tai Venera Šaulio ženkle, kokia jinai yra? Taip, jinai yra, kaip čia pasakyti dabar, taip, jinai linkusi viską plėsti, taip, tai pavyzdžiui, gali plėsti ir norus, aš noriu, ko aš noriu iš, pavyzdžiui, iš savo moters, ne, kaip pavyzdys, ko aš noriu pats, taip. Vyro formulė, žinoma, Venera parodo, kokios moters jisai norėtų, nes, sakykime, tos kokietės, ta moteris, su kuria eičiau pasimatymą. Tai jinai turėtų būti tokia arba moteris su statusu, taip, statusas, tai, sakykime, nežinau, geras darbas, geras išsilavinimas, arba tiesiog turtinga, taip, turtingų tėvų, ne, moteris kaip pavyzdys. Bet šitam žmogui šiaip pagal Venerą reikėtų eiti į dvasiškumą, taip, aišku, minusai jisai galės pamokslauti savo moteriai, taip, nes Venera Šaulio ženkle ir dar centre su retrogradiniu šituo Jupiteriu. Čia yra, būtent aš tau sakiau, taip ir bus, reikia manęs klausyti, aš geriau žinau, ne, va tokios frazės moteris iš šito vyro tikrai gali išgirsti. Bet kai jisai eis į pliusą, ne, jisai kaip tik gali labai praplėsti pasaulėžiūrą savo moters, ne, jis gali su ją keliauti, jis gali atrodyti jai pasaulyje, ne, ir per tai, per keliones ir, sakykime, gali plėstis tos moters pasaulėžiūra, ne, tai sužinoti, kaip kiti gyvena kitoje šalyje, kokias tradicijos, kodėl, ką tai duoda ir panašiai. Marsas labai stiprus poilsio zonai, taip, tai iš vienos pusės stiprus Marsas, taip, žmogus gali būti aktyvus, užsiimantis sportu, tuo labiau mes niekada neanalizuojam pačią planetą atskirai, o dar žiūrim ir visą tą formulę, tai visada čia reikia būtent šitoj formulėje atkreipti dėmesį, kad yra išreikštas Ožiaragio ženklas ir dar Mėnulis Skorpiono ženkle, taip. Tai tas Marsas ne taip, kad jisai sportuoja tik dėl savęs, taip, nes poilsio zona dažniau parodo tai, kaip žmogus ilsisi. Bet aš sakyčiau, kad jisai tą savo stiprią marsietišką energiją gali panaudoti ir savo tikslams, savo darbams, ir išreikšti tai ne tik kaip pomėgį, bet ir kaip savo darbą. Tai tikrai yra stiprus, tvirtas vyras, taip, turiu omeny ir fiziškai, ir emociškai, bent jau išorėje, taip, viduje vis tiek tas Mėnulis Skorpiono ženkle duoda, jisai gali tam, nežinau, jausti, kad yra kažkokia grėsmė, taip, bet aš veiksiu, darysiu iš baimės. Taip, Mėnulis Skorpiono ženkle gali kažko tai siekti stipriai iš baimės. Taip, čia, sakyčiau, toks, vyrų kaip ir toks pliusas, tik tai, kad Mėnulis dar apibūdina ir moterį santykiuose, jau, sakykime, šeimoje, su kokia moterim jisai kurtų tą bendrą ateitį. Tai čia gali būti, kad jam ir šalia yra reikalinga labai tokia stipri moteris, gundanti seksuali, bet ir ta, kuri turi stiprią savo nuomonę ir kažkur tai bent jau bando jį kažkaip tai irgi paspausti arba suvaldyti. Nors jisai, žinoma, galbūt ir stipresnis. Tai čia gali kilti kažkokiu tai nesutarimų santykiuose ir skandalų, sakykime, nes iš vienos pusės jam reikia tokios moters, iš kitos pusės jisai pats toks. Tai kaip ir sunku stipriem žmonėm tokiam išbūti poroje. Taip, gerai, su šita formulė viskas, žiūriu, dar labai norėčiau aš kokią nors vaikų formulę pasižiūrėti. Žiūriu, ar yra man tokių datų. Va, žiūrėkit, vaiko formulė yra. Taip, vaiko formulė. Taip, palaukit. Taip, gerai.
paimam vaiko, nes vis tiek norisi kuo daugiau jums variantų padėliot. Taip, užsirašau. Gerai, Liepos 29. – 2018 metai. Formulė keičiasi, man laiko neparašė. Gerai, tai aš tada šito formulę kaip ir neturiu laiko jau klausti, yra to paties žmogaus kitas vaikas. Tai bandom gal čia nesikeis formulę ir galėsim paanalizuoti mes šitą. 2024 kovo 12. Taip, kovo 12. Ar čia keičiasi formulė, žiūrim iškart? Kovo 12 keičiasi, taip, bet keičiasi būtent 0,1 valanda. Taip, o kas čia pasikeis? Pasižiūrim. Taip, karminis mazgas tik keičiasi ir retrogradiškumą. Taip, tai galim tada mes vis tiek šiandien neanalizuojam šitą karminių mazgų, drąsiai galim analizuoti šitą formulę. Taip, vaikas. Vaikas, žiūrėkit, pas jį yra išreikštas žuvų ženklas, taip, čia yra Saulė, Venera, bet vaikas irgi neparašytas, ar čia berniukas ar mergaitė. Gerai. Pabandysim paanalizuoti iš abiejų pusių. Būtinai reikia rašyti, ar čia berniukas ar mergaitė, kad mes galėtume tikslingesnę informaciją pateikti. Tai Saulė, vėl pirmoji ir peitoje, ir Saulė yra žuvų ženkle. Čia yra Venera dar, Saturnas ir Neptūnas. Tai vaikas tikrai turi daug žuvų energijos, tai sakykime, jeigu tai yra mergaitė, bet ir berniukas, sakykime, tai labai toks vaikas jausmingas, jautrus, taip, todėl būtinai svarbus tas ryšys, taip, ryšys, ypatingai, kai mažas tas vaikas, su mama tikrai labai svarbus ir vaikas toks, jis iš vienos pusės toks švelnus, nesilpnas, o švelnus, iš kitos pusės mes atkreipiam dėmesį, kad mėnulis yra avino ženkle. Tai reiškia, emocijos, jos tokios intensyvios. Tai pavyzdžiui, tikrai vaikas, jeigu verkia iš visos gerklės, taip, tikrai labai garsiai, sakykime, išreiškia savo tą nepasitenkinimą, labai aktyvus, taip, tai pavyzdžiui, kai tik pradeda vaikščioti, tai reikės labai žiūrėti, o labiau mes atkreipiam dėmesį, kad yra Marsas mini centre, taip, tai tikrai, jeigu berniukas ar mergaitė, tai tikrai labai aktyvus. Grįžtam prie Saulės. Saulės pirmoji orbitoj vaikas bus tikrai turės tų lyderio savybių, taip, todėl, kai mama jau žino tą informaciją, jinai jam visada į tai gali atkreipti dėmesį, taip, parodyti jam, kad matai, po to ateityje, aišku, kaip paaugs, bet jeigu kažkokie bus pasiekimai, mamai, tėvams būtina į tai atkreipti dėmesį, kad vaiko tas pasitikėjimo savim augtų. Aišku, tas pasitikėjimas kaip ir yra visai neblogas, taip, vaikų, nes ir Saulė 3 balų, Venera 5, Venera žuvų ženkle egzaltuoja, labai gera padėtis. Tai jisai kaip mėnulis avino ženkle, jisai duoda to sveiko ego, taip, jisai kaip ir turėtų tą jausti, bet vis tiek patarimas tėvams visada atkreipti dėmesį ir pabrėžti vaiko pasiekimus, jam visą laiką norėsis būti pirmu, taip, ir pavyzdžiui, bus taip, kad jeigu nepavyks, bandys iš naujo, taip, aišku, jisai prieš tai labai verks ir labai nusimins, tai tikrai, bet užduotis tėvų yra palaikyti ir priminti jam apie buvusias pergalės, sakykime, tai gali jį motyvuoti, toliau bandyti ir nepasiduoti. Taip, mėnulis kažkiek jau pasakiau, žmogus aktyvus. Ir kai aš analizuoju vaiko formulę, būtina irgi papasakot mamai, taip, nes dažniausiai mamos kreipiasi, kaip žmogus mato mamą, tas vaikas. Tai mėnulis avino ženkle, vaikas priima mamą kaip labai tokią aktyvę, intensyvę, kuri visą laiką judėjime, ir jisai tą perima irgi iš jos. Minuse mama ta, kuri, nežinau,
galbūt emocijų nemoka valdyti, ne? Tai kažkada, tai nežinau, garsiai pasakyti kažką, ne? Nežinau, užrėkti ir panašiai. Tai taip kartais irgi gali priimti jūs mama. Kartais būna tokių dalykų, kad būtent vaikų žemėlapis ir parodo, kad mama gimusi po avino ženklu. Bet čia yra daugiau sutapimas negu taisyklė. Taip? Nes jeigu yra toks sutapimas, vėlgi pabrėžiu, tai tada vaikas labai gerai supranta tą mamą. Taip? Ir yra teorija, taip, kuri pasako, kad būtent tai ženklas, kuriame yra mėnulis, taip, ir apibūdina būtent mamos charakterio savybės, ne, ir panašiai. Tas vaikas dar būdamas pilve pas mamą, būtent nuo 6 iki 9 mėnesio, jisai būtent taip ir mato mamą. Tai visą laiką, dažniausiai pasakau mamom, kad jūs prisiminkit, kokia jūs buvote 6-9 mėnesio, kai buvot nėščia. Tai gali būti, kad jūs buvot sakykime, aktyvesnė negu kita nėščia moteris, būdama tam periode, nėštumo. Galbūt jūsų emocijos buvo labai išraiškingos, gyvos, stiprios, taip, ten, sakykime, apsiverkti iškart galėdavot, labai jautri galėjote irgi būti. Tai pagalvokite irgi, gal prisimenate, turbūt prisimenat, nes čia jaunas vaikas ir galbūt irgi pamatysit tam tikrų rodiklių, būtent į mėnulį avino ženkle. Toliau, Venera. Merkurijus, pradėkime nuo Merkurijus. Merkurijus yra avino ženkle ir Jupiterio orbitoje, taip pat kaip ir mėnulis Jupiterio orbitoje. Tai Merkurijus avino ženkle, tai vėlgi, kaip aš kalbu, kaip aš suprantu, taip, kitų informaciją kažkokią, kaip aš mąstau ir panašiai. Tai vaikas bus linkęs greitai kalbėti, nežinau, keisti temas kaip pavyzdys, ir jam su juo irgi reikia kalbėti, ta prasme, kad būtų trumpi sakiniai. Ne taip, kad mes dabar važiuosim į tokią gražią vietą, ten susitiksim su tavo ten draugai, kurie ten bus, nežinau, apsirengę ir panašiai. Ne, mes važiuojam ten bus tie, viskas. Ta prasme, trumpa informacija. Į Merkurijų rodo juodas mėnulis, taip, jau ne pirmą kartą šiandien matom tokį juodą mėnulį, tai irgi gali būti, kad žmogus, vaikas galbūt pas jį vėlos kalbos raida, taip, vėliau pradės kalbėti negu kiti. Jeigu pradeda kalbėti, sakykime, laiku, gali būti ir taip, tai galbūt kažkaip kažkokią raidę gali neištarti ilgesnį laiko negu jo bendraamžiai, taip sakykime. Galbūt jisai bijos eiti į kontaktą, taip. Galbūt, bet manau, kad tikrai vis dėlto eis, nes Merkurijus aktyvus, mėnulis aktyvus, jisai toks, sakykime, einantis į kontaktą, į bendravimą. Taip. Bet tas juodas mėnulis gali būti, kad galbūt kaip paaugs, nebijos komunikuoti, galbūt naujų pažinčių nebijos, tai galbūt kažkokios tokios baimės gali būti. Tai čia mamos užduotis būtent raminti ir paprastai, greitai kaip ir paaiškinti, kad naujos pažintys, pavyzdžiui, jeigu ten netyčia bijos darželį ten eiti, kaip pavyzdys, čia nėra rodiklis, bet aš tiesiog situaciją, per pavyzdį pasakoju, kad ten paaiškinti, kad tai kaip tik yra puikia galimybė tau susirasti naujų draugų, susipažinti, sužinoti kažką tai naujo, tai irgi jam gali padėti lengviau įsilieti. Venera stipri, kūrybiška, taip, tai vaikas tikrai kūrybingas, pas jį daug tokių norų, tokių kartais kitiems gali atrodyti, ypač jeigu mama neturi žuvų energijos, tai jie gali toks labai svajingas vaikas atrodyti, gyvenantis visai kitam pasaulyje, sakykime, susikūrė savo kažkokį tai vaizdą, atrodo, ir ten
jeigu mama ten, sakykime, su žemės stichijos energijom, tai jai bus labai sunku nesuprasti, bet jūs turite suprasti. Taip, mes mamos visą laiką turim pažinti ir priimti savo vaikus, kaip tik galbūt vaikas atėjo pas jūs tam, kad išmokytų jūs būtent kažkokio atsipalaidavimo, ne, ir kitokio mąstymo, ne, aš kažkaip tai daugiau orientuojuosi, ne, kad padėti tėvams kažkaip tai labiau suprasti savo vaikus. Tai čia iš tikrųjų šitam vaikui yra būtina kūryba, nežinau, nuo pačių, dabar jau galite pastebėti, kad jam patinka muzika, taip, šokiai, nežinau, piešimas, šitos veiklos gali labai tikti ir patikti vaikui. Marsas yra mini centre, taip, tai tikrai aktyvus vaikas, ar tai berniukas, ar tai mergaitė, tai tikrai labai aktyvus. Ir aišku, minusai Marsas, tai pykčio tokie priepuoliai gali būti, ne, tuo labiau, kad vaikas jautrus, tai gali būti tas dalykas, bet reikia suprasti ir tiesiog mūsų kaip tėvų atsakomybė, ne, išmokyti vaiką tam tikrais būdais išreikšti tą pyktį, nelaikyti savyje jokiais būdais, bet būtent išreikšti teigiamą, taip, nekenkiant nei savo, nei kitiems žmonėms. Tai šiandien tada šitų formulių bus tiek.